Šiandien bažnyčioje minime šventąjį Bernardą Senietį, kunigą pranciškoną, mums geriau žinoma kaip maldos atsimink maloningoji mergelę Mariją, maldos autorių. Gyvenęs Italijoje, baigęs teisę, galiausiai pajuto savyje pašaukimą į vienuolystę, į kunigystę ir tapo galiausiai garsiausiu tais laikais pamokslininku, pranciškonų ordino reformatorium. Jis būtent yra pradininkas tos atšakos, kurią mes vadiname šiandien Bernardinais, Bernardinų bažnyčia Vilniuje. Kiek daug sąsajų čia taip pat su mūsų miestu. Yra liudijimai išlikę, kad kai praverdavo burną per pamokslus Bernardas, tai minios rinkdavosi ir jau nebetalpindavo bažnyčiose, bet eidavo į aikštės klausyti pamokslų, o kunigai, kurie klausydavo išpažinčių, alpdavo nuo nuovargio, nes tiek daug žmonių paliesti pamokslų eidavo išpažinties. Tad tegul alpsta mūsų kunigai ir šiais laikais nuo išpažinčių, kad atsirastų taip pat tokių pamokslininkų, kurie kai praveria burną, tai iš karto širdis yra patraukta prie viešpaties. Tad melskimės už mus, melskimės už bažnyčią, kad toji dvasia, kuri buvo pripildžiusi šventąjį Bernardą, pripildytų ir mūsų laikų, ir kunigus, ir tikinčiuosius. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Te nebūgštauja jūsų širdis ir te neliūdi. Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau: Aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jūs. Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas tėvą, nes tėvas už mane aukštesnis. Ir dabar prieš įvykstant jums pasakiau, kad tikėtumėte, kada tai bus įvykę. Jau nebedaug su jumis kalbėsiu, nes ateina šio pasaulio kunigaikštis. Nors jis neturi man galios, bet pasaulis privalo pažinti, jog aš myliu tėvą ir taip darau, kaip jis yra man įsakęs. Tai viešpaties žodis. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Tai aišku, kad šitie žodžiai turėtų mums priminti kasdien čia bažnyčioje per šventąsias mišias išgyvenamą ramybės palinkėjimą. Jau labai seniai šitas ramybės palinkėjimas atsirado liturgijoje. 4-5 amžius Romos liturgijoje. Bet vėliau bėgant šimtmečiams šita apeiga išnyko tiesiog. Ir galiausiai daug šimtmečių buvo išlikęs kaip simbolinis veiksmas, kurį atlieka tik tai kunigas ir jam asistuojantis patarnautojas. Tai reiškia, tarp kunigo ir patarnautojo šis gestas buvo tik tai išlikęs. Ir galiausiai į liturgiją sugrįžta šis ramybės palinkėjimas po Antrojo Vatikano susirinkimo, kuriame, kaip žinote, labai norėta sugrįžti prie šaltinio, švęsti taip mišias, kaip šventė pirmieji krikščionys. Ir todėl buvo į mišias sugrąžintas ramybės palinkėjimas tarp visų tikinčiųjų, nebe tik tarp kunigo ir patarnautojo. Ir galbūt šiandien verta ir vėl prisiminti, kad ramybės ženklas tai nėra joks formalumas. Daugmaž, kad mes čia palankstom galvas vieni prieš kitus iš tokio mandagumo daugmaž. Apsidairykim, pasižiūrėkim, kas yra mišiose daugmaž. Tai nėra šita apeiga. Tai nėra taip pat kažkoks familiarumas, kartais sentimentalūs apsikabinimai yra matomi ramybės palinkėjimo metu ir tai nėra blogai, jeigu suprantame prasmę šito apsikabinimo. Kai perdodu kažkam ramybę, tai neperdodu savo ramybės, tai turiu suvokti.
Kai sako kunigas, palinkėkite vieni kitiems ramybės, tai aš perduodu ramybę nukankinto, nužudyto ir prisikėlusio viešpaties Jėzaus Kristaus ramybę. Visų pirma, tai yra ženklas viešpaties, kurį perduodu kitam. Ši ramybė nepriklauso nuo mūsų pastangų, susitarimų ir išorinių kažkokių aplinkybių. Kai mes linkime vieni kitiems ramybės, tai mes primenam prieš komuniją vieni kitiems: broli, sesę, kas be nuvyktų tavo gyvenime, nuodėmė, baimė, blogis, mirtis jau yra nugalėti. Štai kodėl krikščionys ir mes patys net ir didelių nelaimių akivaizdoje galime visada išlikti ramus, nestoišką, išgalvotą, apskaičiuotą kažkokią ramybę, bet pilnatvę, nuolatinę, džiugią, vilties persmelktą ramybę. Taigi Kristaus ramybė tai nėra kažkas drungno, kažkas iš panašaus kaip liokajus linki ramybės savo klientams, tai nėra kultūringo žmogaus, kuris nesikiša į kitų žmonių reikalus laikysena, bet tai ramybė iškovota kančios ir kaina kovos mūsų prisikėlusio viešpaties, kuris rodo mokiniams savo kančios ženklus. Ramybė tau, ramybė jums šiandien linkėsime per šventąsias mišias. Tai reiškia, būk gero nusiteikimo, aukštyn širdį. Kristus nugalėjo visą blogį, reiškia, ir tu kartu su juo nugalėsi.